Gerai, man atrodo, kad mes lukterėjom 3 minutės, kadangi darysime įrašą, tai tikiu, kad tie, kurie norės, galės jį persisižiūrėti pradžią, o visi mokykime tvarkos, kad reikia anksčiau prisijungti, lygiai taip pat tas prašymas galios ir mūsų edukacijoms, nes tikrai siūlysime bent 5 ar 10 minučių anksčiau prisijungti, kad susižiūrėtumėte, ar viską veikia, mus pamatytumėte ir pasižiūrėtumėte kitus techninius dalykus. Tai siūlau pradėti, tikiuosi, kad mane matot, galbūt sąraše susirasite ir mano kolegę Eglę Baltrūnai, tai jinai prisijungus irgi prie šitos transliacijos, papildys mane, jeigu tam bus poreikis. Eglė, pamojuok, jeigu mane girdi. Puiku, mane girdi. O aš esu paruošęs skaidrės, tiksliau, Eglė yra paruošęs skaidrės, o aš paruošęs savo balsą, kad įgarsinti, kas tose skaidrėse yra parašyta. Šis mūsų įvadinis seminaras yra skirtas tam, kad mes kuo daugiau išsiaiškintume kabliukų, kurie laukia mūsų artėjant šitoms edukacijoms, ar ne? Kai kam tai bus pirmas kartas šitose edukacijose, kai kam galbūt antras, bet todėl eisime per visas detalės pakankamai išsamei. Jeigu bus klausimų, būtinai juos klauskite, nes geriau atsakyti juos dabar, negu kad susidurti su kažkokiais tai nesklandumais mūsų transliacijų metu, ar ne? Gerai, tai tada po truputėlį pradedu. Pradžiai padėkosiu Jums už tai, kad Jūs prisijungėte, ar ne, prie šitos mūsų iniciatyvos. Tai kas iš tikrųjų kai kuriems kyla klausimų, kas ir pradeda maišyti tiek dirbtuvės, tiek šitą projektą, tai kad nesimaišytų, pasakysiu tiek, kad kuriu pats savo, tai yra projektas, kurį įgyvendina dirbtuvės pats savo. Tai dirbtuvės pats savo yra tokia erdvė nacionalinėje bibliotekoje, kur mes suteikėme moksleiviams šitą galimybės, tai yra medžiagas, įrankius ir savo pagalbą, kad jie pasiektų įvairiausių kažkokių kūrybinių savo tikslų. Na, o mes stengiamės jiems tuo padėti. Mums svarbu iš tikrųjų vaikai ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje, todėl jau antrus metus bandome organizuoti tokį projektą, kai darome būtent tą virtualią vasaros stovyklą, kuriu pats savo, kurios metu bandome pateikti vaikams edukacijas per bibliotekas. Ačiū Jums labai, kad prie mūsų prisidedate ir mums talkinate. Tai šiais metais mes paruošėme 6 edukacijas. Jas greičiausiai jų pavadinimus ir jų turinį jau kažkiek tai šitą žinote, nes buvo siųsta jums medžiaga. Jeigu ne, pasikelkite tos dokumentus, susipažinkite būtinai. Ir šiais metais, šiek tiek kitaip nei praeitais metais, mūsų žada prisijungti viso bibliotekų beveik 200 į šitas įvairias mūsų edukacijas, kurios vyks birželio mėnesį, ar ne? Tuoj pakalbėsime ir apie konkrečias datas. Tai štai mūsų dirbtuvės, kad įsivaizduotumėt, kaip jos atrodo, kas ten tokio vyksta, tai lyg ir kavinė, kurioje, kaip matote, įrankiai, medžiagos, bet mes nedirbame ne vien tik tai su pavieniais žmonėmis, bet mėgstame dirbti ir su klasėmis, todėl jiems ruošiame tokias specialias edukacijas, kokias jums leisime patirti būtent šių virtualios vasaros stovyklos metu. Tai kam skirtas projektas? Greičiausiai jau žinote, kad projektas skirtas būtent 1-5 klasių moksleiviams, nes manome, kad jiems reikia užsiėmimo vasaros pradžioje, įpusėjant vasarai, tam, kad jie paprasčiau sulauktų tų mokslo metų pabaigos, kai galiausiai atlaisvės ir jų vyresnieji šitą broliai ir sesės. Tai toks yra vienas iš pagrindinių tikslų, bet dar svarbesnis turbūt yra tas, kad iš tikrųjų tikime, kad nutolusiuose nuo didžiųjų miestų gyvenvietėse nepakankamai suteikiama vaikams tokių galbūt galimybių edukuotis, todėl ir bandome sujungti kuo daugiau žmonių, kuo daugiau bibliotekų, kuo daugiau moksleivių į šias edukacijas ir pasiūlyti užsiėmimą vasaros metu.
Be abejonės tai tikslas yra ir kad moksleivis tokiu būdu atrastų biblioteką, galbūt ne vien tik tai joje vykstančias edukacijas, nuostabų žmogų, bibliotekininkę ar bibliotekininką ar bibliotekoje esančias knygas, bet kartu ir kažką tai lavintų save, pasiektų kažkokių tai tikslų, pažintų kažką tai naujo. tą mes ir bandysime pasiekti būtent tų 6 edukacijų metu. Na ir mums svarbus kaip dirbtuvių žmonėms svarbus dalykas tai yra populiarinti tų atvirų kūrybinių dirbtuvių kūrimosi Lietuvoje. Tai jeigu kada nors sugalvotumėte pasidaryti kokias kūrybinės dirbtuvėlės pas save bibliotekoje, drąsiai mums skambinkite, rašykite ir mes stengsimės jūs pakonsultuoti. Trumpam parodau savo veidą, kad nebūtų vien tik tai skaidrės, tik reikėtų prisiminti, ką mes toliau pasakosime. Taip, kokios bus edukacijos? Tai edukacijos vyks, kaip matote, 3 dienas, bet po 2 užėjimus. Kiekvieną dieną bus rytinis užėjimas ir popietinis užėjimas. Tai rytinis yra 10:30 prasidės, o popietinis 14 val. Tai yra Birželio 4, pirma edukacija yra magnetukas, kuriu mažą koliažą. Tada Birželio 4 dieną po pietų užrašų knygelė ir antspaudas. Birželio 5 dieną tai yra rytinė elektros grandinė, šviečiantis talismanas. Popietinė edukacija, roboto ranka, smagus žaidimas su draugais. Birželio 10 dieną antradienį transliuosime dioramą daikteliautojų paslaptis ir po pietų raktų pakabukas iš medžiagų, atraižų ir senų drabužių. Tai mes jau pabandėme paskirstyti, gavome jūsų poreikius apie tai, kokiose edukacijose norite dalyvauti. Pasiskaičiavome savo finansus, pasižiūrėjome kokios galimybės yra mums nupirkti medžiagas. Vedami norą, kad kuo daugiau bibliotekų šiose edukacijose sudalyvautų, paskirstėme jas taip, kad kiekviena biblioteka gaus medžiagas bent 2 edukacijom. Šiek tiek nuskriaudėme didžiųjų miestų bibliotekas, joms skyrėme tik po 1 galbūt kartais edukaciją, tik dėl to, kad mūsų tikslas iš tikrųjų pasiekti mažesnės bibliotekėles, aplink juos gyvenančius vaikus. Tai pagrindas yra, kad stengiamės kuo daugiau tų edukacijų skirti būtent tokiom bibliotekėlėm, kur iš nedidelių miestelių ar netgi kaimelių. Tai nepykit didžiosios bibliotekos, jūs visą laiką galite drąsiai prisijungti ir savarankiškai. Dabar aš kažkiek tai vėl įkvėpsiu oro ir paklausiu Eglės, kolegės mano, galbūt jinai norėtų kažką tai papildyti iš to, ką aš pasakoju ir galbūt kažką tai užmiršau. Ne, Donatai, kol kas nieko neturiu papildyti, viską gerai kalbėti. O, kaip gerai, džiaugiuosi tuo. Gerai, primenu, kad jeigu turit klausimų, drąsiai klausite ir mes bandysime į tuos klausimus atsakyti. Gerai, dar kartą toliau galima kalbėti apie edukacijas. Tai yra, kaip viskas vyks. Tai edukacijas transliuosime tiesiogiai internetu, nes norime užmegzti ryšį su jose dalyvaujančiais bibliotekininkais ir moksleiviais. Iš vakaro jūs gausite elektroniniu paštu prisijungimo adresus. Tai jungsimės būtent per šitą pačią sistemą Teams, todėl nebus kažko tai jums naujo, tikiu, kad jūs ir darbe ją naudojate ir prašysime, kad, kaip ir minėjau, prie transliacijų prisijungti bent 5 arba 10 minučių prieš. Tam, kad šitą nereikėtų laukti, tam, kad nereikėtų jums prarasti dalies informacijos, nes mes pradėsime, o jūs jeigu vėliau prisijungsite, tai tada jau reikės kažkokiu tai būdu vytis, o tai gali būti padaryti kartais ir pakankamai sunku. Tai siūlau imti ir prisijungti bent 5 ar 10 minučių prieš edukaciją. Tai tas yra svarbus dalykas. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad tikrai skatiname prisijungti prie tiesioginių transliacijų, bet jeigu norėsite, tai bus galimybė gauti ir įrašus ir jeigu kažkas, pavyzdžiui, nutiko ar ne,
ir jūs negalėjote, vaikai neatėjo, kažkas, interneto nebuvo, jūs negalėjote dalyvauti tiesioginėje transliacijoje, tada imsite įrašą ir savo tempu, po truputėlį perklausydami, ką mes tenai kalbam, kaip mes siūlome, kaip mes vedame edukaciją, ją atliksite su vaikais tada, kai jums bus patogu. Kaip pasiruošti? Tai svarbiausia yra, na aišku, įsivertinti kritiškai, kiek jūs galite tų vaikų patogiai priimti, ar ne, jūs jau tai padarėte, jūs mums šitą susiuntėte savo poreikius, mes pagal tos poreikius jums paskirstėme ir medžiagas, tai todėl kiek jau užrašėte, tiek tų kėdžių ir stalų tiem vaikam paruoškite, kad jiem būtų patogu, ar ne. Be abejonės jiem reikės kažkokio kompiuterio ekrano ir patogios galimybės klausyti, nes mes rodysime, kaip reikia atlikti tam tikrus veiksmus, norint pasidaryti vieną ar kitą tą darbelį. Aišku, internetas svarbus, kad netrukinėtų, na ir kameros vaizdui transliuoti. Jeigu pas jūs internetas yra prastos kokybės, tai siūlysime tos kameros nenaudoti, bet jeigu jis yra geras, tikrai su malonumu visą laiką pamatysime jūsų bibliotekoje vykstantį brūzdesį, jūsų pamojavimus, jūsų pasišypsojimus, o gal netgi ir jūsų klausimus ir atsakymus, nes stengsime daryti, kad tos edukacijos būtų interaktyvios, ne tik klausytis, bet gal ir klausimų užduosime moksleiviams, tai stengsime, kad jie tikrai nenuobodžiautų. Jeigu galvoti apie laiką, tai turbūt edukacijoms reikėtų nusimatyti bent 1,5 valandos, kad kai kurios gali trukti trumpiau, bet pasilikime tą laiko rezervą, po to jau galima tai šitą paversti žaidybiniais kažkokiais tai elementais, bet 1,5 valandos, manau, būtų protinga nusimatyti ir taip ir komunikuoti vaikams, kad tiek užtruks. Kaip ir kalbėjom anksčiau, rekomenduojama įrangą sujungti ir patikrinti iš anksto. Medžiagos priemonės. Tai kaip ir kalbėjom, medžiagas bent 2 edukacijom jūs gausite, kitom edukacijom galima bus bandyti pasirūpinti patiem. Kai kurios edukacijos turi tokių specifinių medžiagų, be kurių gali būti, kad nepavyktų tos edukacijos įgyvendinti, bet visą laiką galite pabandyti pakeisti jas kažkuo tai ir šiek tiek paimprovizuoti. Visą laiką siūlome pabandyti prisijungti prie edukacijos, kuriai galbūt ir negavote finansavimo, tai vadinama tų medžiagų negavote, ar ne? Medžiagas mes jums išsiųsime gegužės mėnesio paskutinę savaitę, tai gausite jas prieš edukacijas ir galėsite pasigaminti pavyzdį, kurį jau rodysite vaikams. Tai ne tik per ekraną, bet galėsite ir patys išsimėginti, ir netgi būtina tai padaryti, išsimėginti, kaip kas pasidaro pagal jums nusiųstas instrukcijas tam, kad jūs žinotumėte, kaip vaikams geriau padėti, jeigu to prireiktų. Mes bandysime padaryti tas edukacijas tokias, kad jos tikrai būtų pakankamai aiškios vaikams, bet be abejonės visą laiką jiems yra svarbu, kad kažkas būtų suaugusysis, kuris galėtų jiems padėti vietoje. Tai mūsų rekomendacija edukacijoms, kaip ir minėjau, yra 1-5 klasės. Kai kurios edukacijos yra jų aprašymuose parodyta, į kokias labiau klases orientuotas, nes patys suprantate, kad tiek pirmokai, tiek 5-okai savo gebėjimais jie skiriasi labai, netgi kartais kardinaliai. Tai įsivertinkite tai ir jeigu sugalvotumėte, kad mano apylinkės vaikams gali būti ir iki mokyklinukams tai smagus užsiėmimas ir jie gebės taip padaryti, tai įsivertinkite, ar nereikėtų jums daugiau pagalbos iš pašalies. Tai jeigu ateina, pavyzdžiui, pasikviesite klasę su mokytoju, tai gal galėtų ateiti ir koks nors tėvelis ar mamytė tam, kad jūs turėtumėte daugiau pagalbininkų vietoje. Svarbus dalykas yra prieš edukacijas, dar negavus medžiagų, peržiūrėkite būtinai edukacijas, kurioms gausite medžiagas ir kuriuose žadate dalyvauti, kad neliktų neaiškių vietų ir tas neaiškias vietas įvardinkite mums, kad mes galėtume parengti jums medžiagą, aiškinamąją medžiagą. Pavyzdžiui, praeitais metais buvo
bėda su lėktuvėlių lankstymu, iš anksto žmonės pranešė mums apie tai, tada mes ruošiame ir video, kaip jį sulankstyti tinkamai, ir netgi schemas kažkokias tai braižiam. Pasirodau. Eglė, gal tu ką nors nori dar papildyti? Galbūt klausimų turim jau. Jo, aš vieną dalyką gal papildyčiau, minėjai, kad bus galimybė gauti įrašą, tai čia ta galimybė yra 100%, žodžiu, visos bibliotekos gaus visų edukacijų įrašus ir galės juos net naudoti vėliau, jeigu, tarkime, kažkada tai norėsite pritaikyti savo darbe po pusmečio, po metų ar net ir dar vėliau. Tai įrašus visos gausite ir turėsite ir galėsite naudoti. Turiu klausimą. Puiku. Pasakykit anksčiausiai, kada gausime įrašą? tą pačią dieną ar kitą dieną? Greičiausiai gausite tą pačią dieną. Vėliausiai kitą dieną. Nebent kažkoks force majoras, ten kažkas labai nutinka, bet stengiamės tą pačią dieną išsiųsti. Nu, galbūt nutiks tu, kad tik nenutiktų taip, kad jau tas įrašas nebebus tinkamas naudojimui. Bet šiaip programa sugeneruoja, per dieną sugeneruoja tą įrašą, tai dienos vakare ar kitos dienos ryte turėtumėm išsiųsti. Tokia turėtų būti taisyklė. Gerai, atsakėm lyg yra, ne? Puikiai proga dar paklausti, jeigu turite kokių klausimų. Klausimų. Gerai. Tai tada bandome judėti toliau, aš tada bandau rodyti toliau skaidrės. Taip, kaip prisikviesti dalyvių, tai esate jau gavę plakatus, skirtus kiekvienai edukacijai atskirai, yra nurodytos valandos plakatuose, tai galite juos pasikabinti pas save bibliotekėlėje, galbūt išsiųsti susidomėjusiai mokytojai, pasitalpinti socialiniuose tinkluose, viskas priklauso nuo to, kaip jūs tos vaikus susižvejosite, kaip kabutėse, ar ne? Tai pasirinkite jums tinkamą būdą, mums labai norėtųsi, kad tiek, kiek užsirašėte vaikų, tiek jūs jų ir surinktumėte, nes kodėl? Todėl, kad tai yra finansuojamas projektas iš Lietuvos kultūros tarybos ir mes turime tam tikras kvotas atitikti. Tai reiškia, mes per visas edukacijas turime surinkti 4200 vaikų. Nemažai? Nemažai. Bet mes tai pasiskaičiavom, kad jeigu jums suteikia jums paramą toms edukacijoms, mes norėtumėm tiek jų ir sulaukti. Tai būkite geri, žinau, kad visko nutinka, bet pasistengkite atliepti tą skaičių, kurį nurodėte mums anketose. Taip, po kiekvienos edukacijos reikės užpildyti būtent statistikai mums tam tikrą anketą. Tai viena svarbiausia tai yra, kiek tų moksleivių dalyvavo, nes, kaip ir sakėm, mes turėsim skaičiuoti tos skaičius, mums jie svarbus, jie bus įtraukti į mūsų ataskaitas. Ir čia labai svarbu pažymėti, kad skaičiuosime ne tik tuos, kurie dalyvavo tiesioginėje transliacijoje, bet ir tuos, kurie pasidarys edukaciją vėliau, tarkime, peržiūrėdami įrašą, ar ne? Tik svarbus dalykas, kad labai prašytumėm tos ir transliacijų įrašų pagrindų padarytas edukacijos, joms jūs irgi užpildytumėte šitas būtent anketas, nes, kaip ir minėjau, jūs tuos skaičius, moksleivių dalyvių skaičius mes irgi skaičiuosime. Tai tiek tiesioginių transliacijų, tiek ir įrašų. Tai bandykite, labai norėtumėm, kad tai atliktumėte per birželį. Taip. Na ir be abejonės norėtumėm sužinoti, kaip jūs jautėsės visų tų edukacijų metu, kiek jūs jų dalyvausite, pažymėsite kuriuose, tai bus anoniminė anketa, kurią mes atsiųsime jums jau po visų edukacijų, labai prašysime, kad ją užpildytumėt, nes mums svarbi jūsų patirtis, jūsų pastabos galbūt mums, jūsų įvertinimai, tai pasistengkite tuos anoniminės anketas užpildyti, ar ne?
Ką mes dar stengsimės padaryti, tai mes padarysime tokį pranešimą spaudai, kurį galbūt jūsų pagrindinė biblioteka ar jūs kaip filialas norėsite pateikti būtent jūsų vietiniai spaudai. Ar vietiniam kažkokiam, tai nebūtinai tai spausdintas egzempliorius, tai galėtų būti ir kažkoks tai vietinių žinių portalas ar kažkas panašaus. Tai mes pateiksime jums, sukursime jums tekstą, jūs jį galėsite pasitobulinti savo, pasipildyti savo nuotraukomis, kurias siūlau tikrai daryti edukacijų metu, ne vien tam, kad pradžiugintumėte mus, bet kad ir turėtumėte galimybę pridėti tas nuotraukas prie bibliotekai, manau, irgi svarbios sklaidos šitos idėjos ir to, kad jūs dalyvaujate tokiame projekte. Manau, kad yra keli klausimai, tai mes galėtumėm pabandyti juos atsakyti. Ar tu, Eglė, matai juos? Taip, matau, aš galiu ir atsakyti iš tikrųjų. Tai kaip sužinosime, ar finansuosite mūsų norimą edukaciją medžiagomis, gausime siuntą ar negausime. Tai sužinosite visai netrukus, mes tiesiog dėl techninių kliūčių nespėjome iki šiandienos to padaryti, tai Donatai turbūt jau rytoj, ar ne? Greičiausiai išsiųsime visą informaciją, kokios bibliotekos, kokioms edukacijoms gavo paramą ir kokiais kiekiais. Tai tada svarbus dalykas taip, kad kai jūs gausite šitą ir matysite, kuriuose edukacijose dalyvaujate, būtinai persižiūrėti jų aprašymus tų edukacijų ir jeigu jums kyla klausimų, rašote mums, kad viskas sklandžiai praeitų būtent transliacijos metu. Gerai? Taip, kitas klausimas, jeigu anketoje nurodžiau, kad dalyvaus mažiau vaikų, bet šiuo metu atsirado daugiau norinčių prisijungti prie projekto. Na, dėja, parama jau išdalinta. Jeigu gavote konkrečiai tai edukacijai, į kurią ateis daugiau dalyvių paramą, tai gavote tokią, kokią nurodėte, jau mes perdalinti tikrai nebespėsime. Tai išeitis yra tiesiog paprašyti, kad papildomi dalyviai pasirūpintų tomis medžiagomis arba kažkaip tai, na, iš kažkokiu būdu gauti tą reikiamų trūkstamų medžiagų kiekį. Tai toliau dar buvo vienas klausimas. Jei įrašą naudosime ne tik birželio mėnesį, ar reikės pildyti anketą? Jeigu jį naudosite iki rugsėjo 1, tai tada tikrai prašysim, nes mes tas rugsėjo 1 dar yra laikas, kada mes skaičiuojame projekto rezultatus. Tai jeigu naudosite jį vasaros metu, būkit geri, atsiųskite mums, nes mums rezultatai yra svarbus ir kiek edukacijų iš tikrųjų, kiek mes pasiekėme edukacijomis vaikų. Tai tikrai užpildykite ir atsiųskite. Čia tiesiog, toks ačiū mums, jeigu galit. Gerai? Dar vienas klausimas, ar pabaigoje anketą pildo bibliotekos atstovai ir visi dalyviai, kurie dalyvavo edukacijoje. Tai ta galutinė anketa, visas anketas pildo bibliotekos darbuotojai. Bus 6 anketos trumpos labai apie kiekvieną edukaciją, tiesiog dalyvių skaičių surinkti, o paskutinė anketa, apklausa 7, bus šiek tiek ilgesnė, jinai bus jūsų nuomoniai susirinkti. Toje anketoje jūs pažymėsite, savo pastebėjimus galėsite nurodyti, įvertinsite projektą, kaip jums atrodo, ar jisai sėkmingas, ar naudingas ir panašus dalykai. Dalyviams jokių anketų nieko nereikia pildyti. Taip, kas svarbu galbūt paminėti, tai mes praėjusiais metais darėme irgi tokią apklausą anoniminę po savo praeitų metų edukacijų ir tikrai gavome daug svarbios informacijos, kuri mums leido iš tikrųjų sukurti šias edukacijas. Tai pasistengkite ir užpildykite jas. Taip, klausimai šiam momentui baigėsi, turbūt galime pabandyti toliau, ar ne, važiuoti? Taip, grįžtamasis ryšys. O ką daryti jei? Negavome paramos. Na, tai galite, mes kiek vėliau parodysime medžiagas ir jūs turite prie edukacijų aprašų nurodytas medžiagas, kurių reikės. Mes jas dar detaliai praeisime po šitos prezentacijos.
tai galite pabandyti dalyvauti ir savo galimybėmis, savo jėgomis. Tai vat, kaip ir šitas yra siūlymas, tai galbūt įsivertinkite, galbūt galite arba nusipirkti tų trūkstamų medžiagų, o galbūt, nes mes atsiūsime ir nuorodas į ten, kur mes pirkome tam tikrus šitas specifines medžiagas, ar ne, galbūt kažkas galėtų jas paaukoti bibliotekai, o galbūt, nežinau, kur nors jau turite bibliotekui sukaupę. Negalite sudalyvauti tiesioginėje transliacijoje. Tai kaip ir sakiau, nieko baisaus, mes visą laiką džiaugiamės tiesioginės transliacijos dalyviais, bet jeigu jūs dėl vienokio ir kitokio šito priežasčių pasidarysite edukaciją įrašo pagalba, tai tik tai sveikintina, galėsite pasistabdyti, kada jums reikia skirti daugiau laiko, bet tada neužmirškite būtinai po įrašo, tiek po tiesioginės, tiek ir po įrašo užpildyti mums anketą, rezultato anketą. Gavome paramą, bet edukacijoje nedalyvavome. Medžiagas, kaip ir rašo, medžiagas galite panaudoti, kaip ir kalbėjom, per birželio mėnesį labai prašytumėm tai padaryti, ar ne? Ir tiesiog surengti edukaciją įrašo pagalba. Negalite sudalyvauti visose edukacijose. Aš tikiu, kad nedaug tokių bibliotekų, kurios galės iš tikrųjų visose edukacijose sudalyvauti, nes, sakau, kai kurios edukacijos turi gan šiokius tokius specifinius elementus, ten, pavyzdžiui, magnetinės juostos reikia ar kažkokių kitų dalykų. Tai tikrai nieko baisaus, jeigu jūs nesudalyvausite visose 6, sudalyvaukite bent jau tose, kur yra jums skirta parama, šitą atsiūsime kur medžiagas ir tai jau bus labai puiku, mes tikrai to džiaugsimės, o jeigu dar kokią ekstra pasidarysite iš savo resursų, tai bus išties malonu. Norite įsigyti savo priemonę, bet nežinote kur. Tai čia galima pasakyti, kad tas transliacijas ir visą tą idėją pačios edukacijos jūs galite šitą naudoti ir ateityje, jeigu jūs tik tai to norėtumėte, nes mes visą laiką stengiamės savo turiniu dalintis ir noriai tai darome, tai jisai nėra mūsų, jisai yra jau mūsų bendrai visų, tai todėl atsiūsime lenteles, kur matysite reikiamas medžiagas ir nuorodas, kur galėtumėte jų įsigyti. Tai galėsite pakartoti jas netgi ir vėliau. O jeigu norėsite sudalyvauti būsimose edukacijose, tai irgi neužilgo bus pateiktos nuorodos, tai galėsite imti ir nusipirkti, jeigu turėsite tam galimybių ir finansų. Taip, tai pakalbame apie medžiagas, kas svarbus dalykas pažymėti čionai. Tai yra tai, kad kai kurias medžiagas mes įdėsime, kai kurios medžiagos turės būti atsineštos moksleivių dalyvaujančių, tai ne medžiagos, o daugiau priemonės galbūt. Ir kai kuo turės pasirūpinti biblioteka, nes mūsų ribotas biudžetas neleidžia visko absoliučiai pasirūpinti, bet stengiamės, kad tas jūsų indėlis būtų minimalus. Tai pabandome po edukacijos praeiti ir pasižiūrėti, ką mes čia turim. Pirma edukacija mūsų yra magnetukas, kuriu mažą koliažą. Tai aš tada pabandysiu parodyti. Štai va toksai yra, aukštinkojam, nedarau taip, kaip taip. Tai yra magnetukas, koliažas. Tai gal paprastas darbelis, bet jo džiaugsmas yra vaikams, galbūt pirmokams, antrokams labiau, tai kad jisai prisiklijuoja prie metalinių paviršių ir galima nusinešti namo šitą parodyti mamai tėčiui, ką esi sukūręs. Taip? Tai ko reikės šitai edukacijai? Tai yra magnetinė juostelė. Tai įdėsim, kad kiekvienam dalyviui ta magnetinė juostelė būtų. Čia kalbu apie tuos, kurie gaus paramą šitai edukacijai. Tai yra kartoną pagrindui gausite, spalvotinės lipnios plėvelės kažkiek įdėsime jums, kad jūs galėtumėte karpyti jas, klijuoti ir panašiai. Taip pat parūpinsime seną žurnalą kokį nors, tai greičiausiai, kad tai bus vaikiškos tematikos žurnalas, žurnaliukas, kurį jie galės karpyti. Tai
Bet tikrai siūlome ir patiems dalyviam pasiūlyti atsinešti kažką tai, nežinau, mėgstamą žurnalą, galbūt kažkokį tai plakatą, ar kurį jie norėtų panaudoti šitai edukacijai. Galbūt lipdukų turi, kurie būtų smagu jiems priklijuoti. Tai va, mes įdėsim kažkiek tai ar ne, bet jūs paraginkite ir dalyvius, kad jie atsineštų. Pieštukiniai klijai. Įdėsime jų pieštukinių klijų, bet kadangi vaikai dažniausiai jie į mokyklą ruošiami yra ir savo penaluose turi tos pieštukinius klijus, tai pasiūlykite jiems atsinešti, tiesiog, kad būtų paprasčiau, nes mes negalėsime įdėti pieštukinių klijų kiekvienam moksleiviui, kažkiek dalį įdėsime, bet jie atsineš savo ir tada nebus jokių problemų klijuoti šitą ar nereikės laukti, kol kas nors kitas pasinaudos. Žirklės. Irgi svarbu, žirklutės paprastos popieriai, čia turėtų jų pilnai pakakti, plus pieštukai ir flomasteriai. Na, tai irgi tai, kas gali rasti moksleivis savo penale, galbūt pakankamai paprastai. Taip, ką mes turim dar, tai yra antroji mūsų edukacija, pasižiūrėsim, apie ką jinai yra, tuoj bandau prisiminti 7. Taip. Užrašų knygelė antspaudukas. Nes man bėda nutiko su ją, tai aš jos neišėjo man dabar sunerti labai greitai, nes čia ruošiant ne ataskaitos, o prezentaciją. Štai tokia knygutė. Tai yra panaudotas yra seni popieriaus lapai, kurie šitą galbūt kitkam nebetiktų, irgi kažkoks tai padarytas koliažas, plus naudotas yra tušinukas kaip laikiklis, sugeriantis šitą, nesugeriantis, o susegantis visą knygutę. Ir štai tokie antspaudėliai, kuriais galima būtų tą knygutę po to paimti ir įvairiai dekoruoti. Tai kokie ten bus antspaudėliai, ar širdelės, ar žvaigždutės, tai jau nuspręs patys moksleiviai, o tam mes įdėsime tokias medžiagas. Tai yra vienas dalykas, kad reikės kanceliarinių gumelių, tai mes jas įdėsime. Tada įdėsime putgumės, tai putgumė iš ko yra padaryti patys patys antspaudukai klijuojami prie dangtelių. Pieštukiniai klijai vėlgi įdėsime, dažniausiai grupuosime vaikams, bent 5 vaikams turėtų būti bent vienas pieštukinių klijų pieštukas, kad galėtų jie pasidalinti, manau, kad visai įmanoma tai bus padaryti. Akriliniai dažai, tinka ir guašas, aišku, bet įdėsime akrilinių dažų, kad galėtumėte štampuoti. Spaustukai, jų reikės knygutėj susekti, juos įdėsime. Skilamušis. Skilamušis, šiai edukacijai naudosime skilamušį, kuris vienos skylės skilamušis toksai yra. Jisai kaip anksčiau turėdavo šitą autobusų, tarkim, bilietų tikrintojai pramušdami skylės, ar ne? Bet taip pat siūlysime bibliotekai pasiieškoti pas save, galbūt stalčiuose, tai skilamušių tų paprastųjų, tokių 2 skylių, kur lapams susisteginėti, nes tai šiek tiek paspartins darbą vaikams, nes bus paprasčiau tos skylės padaryti, nereikės po vieną daryti ir šiek tiek greičiau įvyks visas procesas. Bet skilamušių mes vėlgi įdėsim tų vienos skylės, bet jeigu pasirūpinsite, o reikėtų pasirūpinti, tai 2 skylių skilamušiais bus puiku. Teptukas, įdėsim bent po teptuką turbūt kiekvieniem 5 vaikų grupeliai, bet jau poreikis bus užtepti dažus ar ne ant antspaudukų, tai jei vaikai tikrai galima būtų paskatinti juos atsinešti ir patiems, ar ne, teptuką. Vėlgi žurnaliukas, kažką įdėsime, žurnaliuką, kad būtų galbūt dekoravimui viršelio, bet siūlysim, kad ir vaikai atsineštų kaip ir magnetuko atveju, atsineštų savo kažkokius tai smagius, galbūt lipdukus, galbūt kažką, ką jie norėtų panaudoti. Taip, nerašantis flomasteris, tušinukas ar bent koks panašaus dydžio pagaliukas.
tai atsineša dalyvis. Tai vadinasi, vaikai turėtų atsinešti nereikalingą jiems flomasterį, nes būtent jį mes ir naudojam knygutės susegimui. Žirklės, kaip ir minėjau, turi turėti šitą atsinešti. Butelio kamšteliai, manau, kad čia tikrai nebus sunku susižvejoti kiekvienam po vieną kamšteliuką. Flomasteriai, tą tikrai turi moksleivis turėti. Liniuotė, moksleivis be abejonės turi savo penale. Paprastas pieštukas, lygiai taip pat. Ir skirtingo popieriaus atraižos. Tai reikėtų paskatinti atsinešti jos skirtingo popieriaus atraižų. Galbūt tai galėtų būti senas sąsiuvinis, pavyzdžiui, langelis nebenaudojamas iš mamos ar tėčio laikų. Galbūt kažkokie tai dekoratyvinio popieriaus lapeliai. Tai kad iš ko galima būtų darytis tą knygutę. Lygiai taip pat kaip ir kartono gabalėlį. Ir kartono arba tvirtesnio popieriaus būtent viršeliams. Parūpina biblioteka, tai paletė dažams. Tai paletė dažams gali būti ir dangtelis, gali būti kažkas tai visiškai labai paprasto, nes reikės ištrieksti dažus ir tada paštampuoti su štampuku, kad jisai šitą išsiteptų. Tai va tokios paletės reikia. Vandens indelį galbūt reikės praplauti šitą teptuką ir kuo nors, ko galima apsaugoti stalą. Tai va nuspręsit, kaip geriausiai jūsų stalus apsaugoti. Ar turėsit kažkokią klijuotę tą, kurią šitą uždengsite. Ir apsaugoti taip stalą. Man atrodo, kad būtų protinga paimti ir pasižiūrėti, kokiu mes turim klausimų. Egle, tu galėtum gal pažiūrėti? Į vieną klausimą atsakiau, o kitas yra, ar galima tik užrašų knygelę be antspaudo. Tai greičiausiai galima, tik tai tiesioginiai transliacijai, tai mes vieną po kito. Pirmiausia knygelę turbūt darysim, o paskui antspauduką. Toks dabar yra planas. Jo, tai bet jeigu jisai pasikeistų, bet kokiu tai atveju, gali tekti. Jo, reikės, bet kokiu atveju skilamušio jums reikės tada knygutėj pasidaryti, gumytės reikės šitą pasidaryti tam dalykui, tai šitą įsivertinkite irgi. Čia jeigu negaunate finansavimą, bet jeigu tą medžiagų, bet jeigu gausit medžiagas, tai mes įdėsim tiek knygutį, tiek antspaudai. Ar priemonės kurjeris pristatys į centrinę biblioteką ir turėsim išskirstyti po padalinius, kurie dalyvaus edukacijoje, ar kiekvienas padalinys ar padalinį aplankys kurjeris atskirai. Mes specialiai jūsų paprašėme, kad jūs nurodytumėte savo adresą ir telefono numerį, tai bus kontaktiniai duomenys kurjeriui, kad jisai jums atvežtų. Tai mes supakuosime kiekvienai dalyvaujančiai bibliotekėliai atskirai. Tai vadinasi, turite gauti į rankas medžiagas. Puiku. Geri klausimai, ačiū Jums labai. Važiuojam, tada bandome žiūrėti toliau, kas pas mus yra. Elektros grandinė šviečiantis talismanas, tai iš tikrųjų atrodys jisai štai taip. Tai nėra kažkas tai labai ypatingo, bet tai yra diodas, baterija, jisai įsijungs, išsijungs. Tikriausiai švies viena šviesa, ne taip, kaip jisai čia dabar šviečia. Tai tokius dalykus darysime iš baterijos ir diodų. Tai galime peržiūrėti medžiagas, kurios bus joms naudojamos, ar ne? Tuo sekundėlę. Tai vėlgi putgume bus reikalinga padaryti karkasų, ją įdėsime. Virvelę pasikabinimui ant kaklo džiutinę įdėsime. LED diodai, šviesos diodai bus įdėti, jei gaunate tokį šitą paketą medžiagų, ir baterijos irgi bus taip pat įdėtos. Tada skaidrus plastikas, kurį mes naudosime edukacijai, jis bus įdėtas, jeigu tai neturėtų būti su juo problema, izoliacinė juosta laidams įdėsime ir juodą markerį taip pat parūpinsime. Tada dar įdėsime skilamušį, kaip ir minėjau, vieną apie bent 5 vaikam, aš taip įsivaizduoju, tam, kad padarytų skylutes ir galėtų po to vėliau prasiverti tą džiutinę virvelę. Ką turėtų atsinešti dalyvis, tai reikėtų žirklių,
liniuotės, nes reikės taškus numatyti, kur reikėtų skylės daryti, paprastas pieštukas, o biblioteka turėtų vėlgi pasirūpinti kuo nors, kuo galima būtų apsaugoti stalą. Čia nėra taip kritiška kaip dažų atveju, kaip praeitos edukacijos atveju, bet manau, kad visai galima šitą praverstų užsidengti kuo nors stalą. Taip. Gerai, ką mes turėtumėm dar iš tų, tai mūsų tada yra, tuo žiūrim, kokia mūsų sekanti. Roboto ranka. Tai smagus žaidimas vaikams, parodau, kaip tai turėtų atrodyti. Tai yra tokia robotas toksai bus daromas, arba štai toksai robotas, iš 2 puodelių ir šiaudelio su tokia ranka, kuri galės ką nors pagriebti. Toks robotėlis. Čia reikėtų turbūt paminėti, kad kiekvieną edukaciją lydės suaugusiškai, galim šitą pavadinti, teorinė dalis, kurioje mes pasakosime kažkokias įdomybės susijusias su tuo mūsų daromu darbeliu ir po to jau pats darbelio darimas. Taip, tai pasižiūrim, kas tai būtų. Tai popieriniai puodeliai, juos įdėsime. Popieriniai šiaudeliai 6 mm įdėsime. Lipnios akutės irgi turėtumėm pridėti. Popierinė juosta, kad viską suklijuoti, bus įdėta bent 5 vaikam viena. Spalvoto popieriaus juostos įdėsim. Lipnios plėvelės gabalėlių kažkiek taip pat. Lipnes etiketės įdėsime, kad galima būtų dekoruoti įvairiai tą roboto išorę, ar ne? Siūlysim, kadangi puodeliai bus balti, o ne kaip šiuo atveju tokie rudi, tai galima bus ant jų piešti flamasteriais, o gal netgi ir pieštukais, tai bus siūlymas atsinešti vaikams į edukaciją flamasterius. Markerių kažkiek tai įdėsim, bet siūlom tikrai pasiūlyti vaikams atsinešti patiems savo markerius, kad jie turėtų pakankamai priemonių ir iškart galėtų griebtis veiklos. Žirklės atsinešti turėtų dalyvius, čia būtinai, bet to nežinau, nepavyks. Pieštukas bei flomasteriai vėlgi dar kartą paminėti. Taip, klausimų turėtumėt. Ne, turim padėką, dėkoju. Gerai, tai tada turbūt lyg ir aišku, važiuosime toliau. Tai būtų dar viena edukacija, 5 diorama. Tai diorama pas mus atrodo štai taip, tai yra dėžutė su vaikų pačių pasidarytų kažkokiu tai pasaulėliu. Tai reiškia jų, nežinau, jiems džiaugsmą keliančiais atvaizdais ar kažko panašiu. Tai čia yra, pavyzdžiui, kosmonautas su žvaigždute. Tai daroma galima šiai edukacijai tikrai atnešti iš namų visokiausių smulkių dalykėlių, popieriaus įdomių, folijos kažkokių tai gabalėlių, kad jie galėtų savo susikurti šitoje dėžutėje, kaip ir minėjau, kažkokį savo pasaulį. Dažnai vaikai turi įvairiausių tokių iš tų kinder kiaušinių prisirinkę gyvūnėlių ir nežino, ką su jais daryti, tai čia gal visai smagi tema, tai yra atsineši tą personažą iš Kinder siurprizo ir jam sukuri pasaulį. Nupiešim namus ar dar kažką tai panašaus padarai. Tai taip, tas dėžutės tokias, jų ruošinius jūs gausite. Žiūrėsim toliau pagal sąrašą, pasakosiu, ar ne? Taip, pagal sąrašą. Tai bus raštuotas popierius, tai tokie gražiai išpiešti popieriai, kuriuos galima bus karpytis ir juos klijuotis ten aplinkai sukurti. Popieriaus ruošinys dėžutėj, tai bus jau paruošti ruošiniai, ją reikia susilankstyti vaikam patiem ir susiklijuoti jų dangtelį, tai bus įdėta. Įdėsime kažkiek plastilino, jeigu kas nors norėtų nusilipdyti kokį baiboką, kėdę ar dar kažkokį tai jiems rūpimą elementą jų pasaulėlė, jų dioramos.
Skaidrių klijų įdėsime, kad galima būtų priklijuoti kažkokius smulkius elementus, spalvoto popieriaus, skaidrios lipnios plytelės, kad galima būtų šitą priklijuoti elementus, kurie neturėtų judėti. Popieriniai patiesalai plastilino lipdymui. Oi, čia dabar užmiršau, kas tai tokie patiesalai. Įdėsime šiokias tokias apsaugas, jeigu reikėtų plastilinui lipdyti, tai įdėsime kažkokius popieriaus gabalėlius, ant ko galima būtų tą minkymą padaryti. Veltinio atraižėlių pasistengsime pasidalinti tuo, ką turime čia dirbtuvėse, kad šitą praturtinti jūs kažkiek tai medžiagomis. Sagos ir kitos smulkmenos. Vėlgi pasidalinsim, bet tikrai galima atnešti tai, ką šis suplyšusius kažkokius tai korolius iš namų, gali atsinešti vaikai, gali, nežinau, kruopų atsinešti ar dar kažkokiu tai panašus dalykai. Tai vat. Sausi klijai, tai prie tų sagų ir kitų smulkmenų tai gali būti ir šakelės, ir lapeliai kažkokie, tai čia fantazija gali šitą įsijungti. Sausi klijai, tai būtent pieštukiniai klijai, vėlgi, kad vaikai galėtų kuom klijuoti. Žurnaliukai, kaip ir minėjom anksčiau, tai būtų šitą ten iš Klinto turbūt serijos žurnaliukai, šitą, kur galbūt ne patys naujausi, bet tikrai šitą dar skaitomi ir panaudojami. Tų žurnaliukų iškarpimams kažkokių tai elementų tikrai galėtų pridėti šitą parūpinti ir patys, ir biblioteka, jeigu turi tokių, nežinau, gauna kokią periodiką, kuri jai nereikalinga, galėtų duoti vaikams sunaudoti. Žirklės skirtos karpiniams įvairiausiams, tai čia tikrai kiekvienam reikėtų atsinešti, bei flomasterį, nes tikrai kyla noras kažką tai ir nupiešti šitose dioramose. Taip. Pasižiūrim klausimus. Ar yra kas nors, Eglė? Kinder kiaušiniai. Ne, nėra klausimų naujų. Puikiai mintis dioramai. Tai čia gali būti iš tikrųjų kaip akcentas, kas jos užvestų ant minties, ką jie norėtų padaryti. Tai ten turi kokį dinozaurą, tada jau ir pradedi lipdyti kažkokius medžius, dar kažką tai daryti. Gerai. Na ir mūsų šeštoji edukacija, tai yra raktų pakabukas iš medžiagų, atraižų ir senų drabužių. Taip, tai rodom, kaip tai atrodo. Tai yra štai tokie gražuoliai ir gražuolės. Tai yra iš tikrųjų pakabukai, kuriuos galima būtų prisisegti prie kuprinės, ar ne, ar ten, nežinau, kur nors kitur. Tai čia edukacija, kur pakankamai nemažai bibliotekose dalyvaus. Gali būti tokio tipo, gali būti jie, pavyzdžiui, mažesni ir tokie dailesni. Viskas priklauso nuo vaikų gebėjimų, bet mes aiškinsim, kaip žingsnis po žingsnio tokią lėlytę pakabuką pasidaryti. Ir dabar papasakosiu jums apie tai, kokios ten medžiagos. Tai įdėsime karabiną, kaip matėte. Karabinas tai tas yra užsegimas, kur galima būtų prie kelnių prisisegti, prie kuprinės prisisegti ar kažkur tai kitur. Tai štai šis daiktas. Nesusifokusuoja, bet tarkim, turbūt aišku. Tada virvelė įvairiems šitą pakabinimams, susukimams. Įdėsime akyčių tiems, kurie gauna šitos edukacijos paketą, kad galima būtų jas prisiklijuoti ir taip sugybinti savo žmogeliuką. Mezgimo siūlų kažkiek turim dirbtuvėse, bet tikrai kviestumėm atsinešti vaikus ir po ritinėlį iš namų, kad plaukus pasidaryti, juostas ant juosmens užsukti ir panašiai. Audinio atraižas. Tai siūlom visgi prašyti vaikų, kad jie atsineštų bent po 2 gabalėlius šitą medžiagos atraižų, kad turėtų tikrai su kuo dirbti ir iš ko savo tą lėlytę darytis. Geriausia būtų, aišku, kažkokie tai tokie plonesni, mažiau sintetiniai audiniai, tai ten, kad pasirinktų būtent tokius audinius. Siūlai paprasti čia apvyniojimai reikės naudoti, tai siūlymas yra atsinešti, nes tikrai namuose kiekvienas turės. Žirklės. Donatai, aš noriu papildyti, čia siūlai paprasti, tai turbūt turėta omeny ne mezgimo, o labiau nerimui tinkami tokie,
kur nesitampa, ten surišimai rankyčių, kojyčių ir sijonuko sutvirtinimai va tokie, bet nesiuvimo. Iš bėdos tikrai tiks ir siuvimo, nes yra kai kurios lėlytės yra padarytos ir su siuvimo siūlais, tai tik tai vaikams bus paprasčiau su stambesniu siūlu sugraibyti tą siūlą. Bet siūlymas yra, iš tikrųjų, iš bėdos tikrai tiks ir iš nedidelės bėdos, reikėtų taip sakyti, tiks ir siuvimo siūlai. Tai drąsiai galite ir šituos pasiūlyti, o jeigu kažką stambesnio turės, tai tikrai manau, bus neprašal. Taip, siūlai paprasti, žirklės, nes reikės galbūt kažką tai nukirpti, ar tą patį siūlą, ar bus medžiagos kažkiek tai per daug. Jeigu reikės nukirpti pieštukas pasižymėjimui, galbūt reikės pasižymėti ir ant tos pačios medžiagos, ar akis nupiešti, ar dar kažką tai. Ir flomasteriai, dėl viso pikto, čia jau turbūt pagrindė taip. Tai aš užbaigiau pasakojimą apie edukacijas, norėtumėm dabar pasižiūrėti, ar yra klausimų. Man atrodo, vienas klausimas yra Eglei. Prieš kiek laiko galima įkelti skelbimą apie edukaciją, tai jau kad ir dabar plakatus rasite mano vakarykščiame laiške siųstoje nuorodoje. Ten atsidarė iš tikrųjų ne tik plakatus rasite, bet visą dalomąją medžiagą, visą informaciją apie projektą siųstą toje nuorodoje, tai susiraskite jums reikalingą plakatą ir galite jau naudoti, galite jau kviesti žmonės registruotis ar kažkokiu tai būdu, kaip jau ten jūs sugalvosite neriboti tų dalyvių skaičių ar riboti, tai tada kažkokią registraciją galite pasidaryti, bet čia jau savo nuožiūrą tikrai kaip jums patogiau taip ir darykite. Registracija visą laiką yra gerai, kad koordinuoti tuos srautus žmonių, kad žinosite, kiek jūs medžiagų turite, kiek prašėte ir kad nenuliūdinti žmogaus, jeigu jis ateis, o nebus ką jam duoti. Dar vienas klausimas ar pastebėjimas, nelabai supratau iš tikrųjų, bet tiesiog noriu pakomentuoti, mini kažkas, kad dalyvaus netiesioginėse edukacijose, reikės įsigyti jiems reikalingas medžiagas ir lauks nuorodų, kur jas įsigyti, tai tas nuorodas tikrai gausite, aš tikiuosi rytoj, jau su tuo sąrašu bibliotekų gavėjų paramos ir viską, medžiagų sąrašus galutinius ir nuorodas, kur ką įsigyti, tokias labiau specifinės medžiagas, ten nerašėme, kur įsigyti liniuotas žirklės ir klijus, bet tokias kaip pavyzdžiui, ten magnetinė juostelė, putgumė, diodai, man atrodo net baterijos, iš kur mes pirkome, tai mes tikrai jums atsiųsime visas nuorodas. Taip, tik tai reikėtų įsivertinti tai, kad kai kurios tos priemonės pirktos didesniais kiekiais. Tai šitą gali būti, kad neišeis įsigyti tenai šitą mažų kiekių, bet galbūt, jeigu jūs galvojate tą edukaciją daryti ilgėliau, tai gal verta ir įsigyti didesnį kiekį. Taip, ačiū labai, tada už klausimus dar pasižiūrime, kas pas mus skaidrėse yra. Turite klausimų apie dirbtuves, tada klausėte dirbtuves patsau@lmb.lt. Jeigu norite klausti apie projektą, tai tada Eglė Baltrūnaitė, kuri jums šypsojasi šiandieną irgi kartu su manimi. Ir pasižiūrim, kas čia daugiau. Dirbtuvės Patsau, čia jau mūsų turim ir kanalą YouTube ir LMB galite Lietuvos nacionalinės bibliotekos svetainėje pamatyti aprašą mūsų dirbtuvių Patsau. Taip, tai dabar... Aš skaidrės įsitripsiu, Donatai, skaidrės atsiųsiu irgi visoms į tą pačią nuorodą, iš tikrųjų kelsiu ten, kur keliu visą informaciją, ten atsidurs ir šios dienos seminaro įrašas. Vaizdo medžiaga, jums norint prisiminti, galbūt reikės pasižiūrėti kažką tai, o gal kažkas nedalyvavo, tai pasižiūrės tą įrašą kaip naują. Ir skaidrės irgi ten pat rasite, tai tas nuorodas turėsite ir elektroninio pašto adresus irgi. Mes puikiai lygiai ir tilpome į valandą laiko. Tikrai šitą džiaugiamės, kad tiek jūsų daug prisijungė, kurie negalėjo prisijungti, pasižiūrės įrašą. Vėlgi primenu, kad klauskite, kas neaišku, ir mes pasistengsime į tuos klausimus atsakyti. Dėkui, kad esate šiame kelyje su mumis. Smagu.
Tai manau, kad iki malonaus pasimatymo jau per tiesioginės transliacijas. Ačiū ir jums. Iki. Donatai, Taip, į juodraštį gerai. susirenkame.